klausau. Labas. Labas. Ieva, čia tu? Ieva, čia aš. Geras. Ievute, Na, tu dabar apsipirkinėjai, kaip suprantu, ar ne? taip, o kas čia kalba? Mantas. Koks mantas? Na, aš tikiu, kad tu manęs nepažįsti, bent jau mes nesam kalbėję telefonu. Žiūrėk, dabar, kai apsipirksiu, aš tau persuksiu, gerai? Tai aš tau persuksiu pats, kada tu baigsi apsipirkti? Tai man dabar prie kasos stoviu kokią minutę, porą ir viskas. Nu tai tu nusipirk, aš pabūsiu kitam laidų. Gerai. Gerai. Keturiolika litų, 15 litų, 16 litų. Nepames telefoną. Alaus perkat? Ne. Ne? Sidro? Bet ne, alaus perkau. Ne, klausiu, ką perkat? Na, pagaliau. Na, Tokie padusus, klausyk, apsipirkinėti tau sunku ar kas? man? Aš vieną ranką nemoku apsipirkinėti. Supratau. Klausyk, Ievute. Taip, klausau. Mantai. Ar tau gražus vardas Mantas? Žiauriai gražu. Žiauriai gražus. O kaip tu galvoji, Mantai visi gražus berniukai? Nežinau, kiek pažinau, tai gražus. Na, va, žinau. Bet apie protų to nepasakyčiau. Apie ką? Ne, nieko, nekreipdėmėsi. Gerai. Ieva, Taip. aš nenoriu visų tų muilo operų ir pasakot, žinai, kaip tu man patinki ir kur aš tave mačiau, bet esmė ta, kad aš esu tave matęs. O kur tu mane matei? Toj pačioj Maksimoj. Kokioj matai? Jokauju. Ir matai, aš šiandien esu Vilniui. Tu šiandien Vilniui? Aš šiaip esu kaunietis. Ir mes su komanda, žinai, atvažiavom, turėjom varžybas. Ir aš dabar kažkaip atsilaisvinau, tai ir galvoju, vat, susišaudysiu tavo numerį. Ir tokį draugą, ir sakau, tau paskambinsiu. Nu, man sunku, žinai, kalbėti, aš tavęs, kaip mes nesam kalbėję, tai įsiprašyti kažkur ir kažką, tai. Bet aš taip primečiau, kad tu, tiesiog gerai atrodai, faina mergaitė, žinai, tokie. Kur tu mane matai, gali pasakyti ar ne? Tai kur galėčiau, kaip tu galvoji, kur aš galiu tave pamatyti, pavyzdžiui, kur tu daugiausiai, taip. Tu sakai, tu kaunietis, ne? Taip, aš esu kaunietis. Plaukikas. Tai kur tu galėjai mane matyti, jeigu tu esi kaunietis? O tu internete esi? Esu. Nu va. O tu iš kur man numerį tada gavai, jeigu tu esi kaunietis ir gavai man numerį. Tipo Mozambike gyvenu, ar ne? Nu tai Kaunas 100 kilų, tai gal bendrų pažįstamų turim. Matai. Taip, tai va, man baigėsi varžybos, kaip tik treneris išleido iš viešbučio ir aš galvoju, sakau, tau paskambinsiu, gal norėtum pasimytint? Nu, nežinau, mes dabar einam su grupiokė pas mane. O jums netrūksta tokio, žinai, tokio vyruko? Vyruko, nežinau, žinai, kai gyvenime nesu mačius. Na, kaip man nupasakot, aš nelabai galiu nupasakot. Tiesiog mes, ką tik baigėsi mūsų varžybos, aš galiu dar savo draugų plaukikų pasimti. Mes esam Kauno Delfino komandos nariai. Ir ką tik pirmą vietą užėmėm, žinai, bet rytoj mums dar varžybos. Tai mes šiandien labai gert negalim, bet pavaryti tai galim. Na, ką žinau, kažkaip nepažįstamus kviestis pas save, tai žinai. Na, nebijok, ašgi nesu kažkoks, žinai, marozas. O tai šiandien Kauną nevažiuosit? Ne, mes viešbutį likęs. Jūs viešbutį liksit? Jo, nes rytoj mūsų varžybos paskutinė, žinai. Aha. Tai, na, aš galėčiau vienas atvaryti, bet jeigu reikia tavo draugį, tarkim, dar bachuriuko. Na, nežinau, mes dabar esam prie mano ir tuoj liftą kelsimės ir ryšę nebus. Aš kol įsikelsiu liftą, aš pakalbėsiu su draugė. Tai ir ką man tada vėl perskambinti? Ir tada aš tau perskambinsiu. Nu, tai aš tau gal perskambinsiu. Taigi man nemokamai. Nu, aš nemėgstu, kai moteris man perskambina. Tai klausyk, aš tau už kiek? Už 4 minučių perskambinu, gerai? Na, gerai. Davai tada, iki. Iki. Iki.
Dabar taip, nei vienas, kas pažįstat šitas mergaitės ar mergaitę, neskambinkite joms, nes už 4 minučių dar vienas zvanokas joms. Yo pupils, labas žmonės, aš esu Garis Poteris. Aš esu gėjus, bet tai gerai. Aš klausau radistų kiekvieną vakarą per Zip FM. Klausau. Labas. Ką? Labas, sakau, čia man. Labas. Na, tai užsikėlei su liftu jau. Aha, palauk truputį. Klausau. Tai palauk ar nepalauk, tai... Jau nebepalauk. Ko tu trūkčiui taip? Netrūkčiai. Na, tai Javutė. Na. O kur tavo draugė, kambariokė, kur tavo? Čia man grupiokė. Ai, grupiokė. Ja. Tai va, tai aš supranti, nežinau, ką daryti. Nu, man baigėsi, trenkės nebus, tik rytoj iš ryto ir aš galvoju, žinai, kad kažkur galima patūsint. Kur pasitūsint, žinok, mums rytoj paskaitas. Nu, tai man rytoj 7 varžybos. Mes jau vakar baliavojam ir mes šiandien lengvai norim kažką pavykti ir eiti anksčiau miegot. Nu, tai gerai galim, nežinau. Turit teliką, kompą? Iškart jau svečiuoja siūlas. Dieve, kas per šiuolaikiniai bernai. Nu ką, tai džiaugis, kad tokie drąsūs, o ne, žinai, kur reikia tempt ir sakyt, įsivesk mane į lovą. Nu, aš tiesiog visada buvau, žinai, atviras, visada turėjau dėmesio ir nemanau reikalo čia, kad, žinai, kažką viniuoti aplink vatą. Ja, bet tai ką, žinau, svečius kviesti nepažįstu. Nu gerai, Javutė, aš kviečiu tada pas save. Pas mus viešbutis yra normalus, 4 žvaigždučių, čia Vilniaus centre. Ir atvaryk pas mane. Aha, ir mėgotena, ne? Nu, o tai ką tu tikies? Ką? Ką? O ką tu tikiesi? Nu, ne, žinok, nemiegu pas nepažįstamus, jeigu... Tai kiek tau reikia susipažinti, pavyzdžiui? Kiek tau reikia susipažinti? Nu, kiek, laiko? Nu, įsivaizduok, aš esu, Vantas iš Kauno, esu Delfino komandos narys, plaukikas, šiandien laimėjom 1 vietą, esu toks good looking, žinai, aukštas, sportiškas, tai kiek reikia, kad tu, kaip sakant, permėgotum pas mane? Reikia susitikt, pašnekėt. Nu, tai žinok, susitikt ir pašnekėt, mes dabar beje šnekam. Susitikt galim per artimiausias 10 minučių. Tai ką, už 25 minučių tu galėsi pas mane lovai? Ne. Nu, tai ko dar reikia, aš ir klausiu tavęs. Nu, normaliai, iš karto apie lovą kalbėt. Nu. O ką? Tau noriu pasakyti, kad netrūksta meilės, Ieva. Ne, netrūksta. Tikrai netrūksta, ar ne? Tikrai netrūksta. Tai tavo kambariokė gera? Kaip gera? Kuria prasme? Nu, patenkina tave. Nu. Kas? Aš nesusitikt nebenoriu. Kodėl? Tu kažkokia esi labai tokia uždara, konservatyvi. Aš neuždara, Nu, tai blemba, nepradėjai šnekėt, pažiūrėk apie ką. O kas čia yra? Ką aš blogo pasakiau? Apie lovas. Apie lovas. Nu, lova, tai gražus žodis lova. Meilė irgi dar gražesnis. Vasario... Gal tu pažiūrėk į teliką, ten žinai, kur panas reklamuojas, gal tu jas įsikvies? Jas įsikviest. Nu, nenoriu aš jų įsikviest. Tai tau toks žiaurus meilės trūkumas, tai... Nu, ne tai, kad žiaurus, nu, man, pavyzdžiui, trūksta kompanijos. Nu, aš noriu praleisti šį vakarą taip smagiai. Esu Vilniuje, toli nuo, netoli 100 kilų nuo savo tėvų ir panašiai. Tai kodėlgi ne? Nu, žinai, aš tai ką žinau, norėčiau gal susitikti ten valandai porą šiaip pabūt, bet tai, kad ten kažkur labai varyti, tai tikrai nenoriu. Tai gerai. Labiau palei lovas. Pagal lovas, ar ne? Aš dar kitą savaitgalį irgi būsiu Vilniuje. Tai gal tada? Ką? Sakau, kitą savaitgalį irgi būsiu Vilniuje, tai gal tada jau lovas. Bet esmė, tai galim susimatyti. Tai galim susimatyti. O tu turi bachūrą? Bachūrą? No. Na, šiuo metu nei turi, nei neturi, per vidurį, pusiau turi, pusiau ne. Na, tipo, į kokią Norvegiją išvažiavęs, pasakyk. Iš kur žinai? Ką žinau, aš nežinau, aš šiaip sakau. Nu, tipo, taip sako, žinai, jeigu neturiu, tai
Taip sako, kad į Norvegiją išvažiuoja, nes tipo daug labai išvažiuoja žmonių. Auč. Na, jo. Tai rimtai? Geras. Bet, Ieva, pavyzdžiui, aš taip, kai žiūrėjau tavo nuotrauką, žinai, tai man tu tokia pasirodė tokie, nesupyk, žinai, bet, kaip pasakyti. Pavyzdžiui, aš pažiūrėjęs į tavo nuotrauką, aš trokštu tavęs. Ta prasme, tikrai, man, vyro akim žiūrint, žinai, žiūrint į tave, man tu sukeli tokią vyrišką potenciją. O, Dieve, Marija. Aš tavo nei draugos turiu? Taip, turi. O tu turi dabar internetą? Ne, šiuo metu nėra, nes kompo įsivežė. Ja, taip ir sakai, kad neturit įsivedę. Turiu, bet įsivežė vakar kompo. Ne? Jo. Tai žiūrėk, o aš galėčiau... Tai mes jau čioniai susirašinėjam. Gal. A ne? Gal. A tau patikau aš tada? Aš nežinau, su dviem iš Kauno susirašinėjau. Tai tas geresnis turėtų būti. Ai, tas geresnis. Taip. Tai Ieva, žiūrėk, dabar esmė tokia, kad aš atvarau pas jūs tiesiog pabūt. Arbatos turit, kavos? Ne, neturim. Tai kur jūs gyvenat? Šiluminiam punkte kokiam? Jo, šiluminiam punkte gyvenam. O radiją turit bent jau? Ne. Neturit net radijos? Ot, mergaitės, šiek tiek gyvenat, taip, sunkmečių, sakyčiau. Tai gal, nežinau, atvežt kažką, sardėlių, pavalgyt, nors dabargi buvot parduotuvėje, tai gal nusipirkot. Aš tai svečiu šiaip, jeigu ką, tai nekviečiu. Tai gerai, tai ką man pasikviesti viešbutį, bet žinai, į viešbutį atvarysi, tai tikrai ta prasme, pasiliksi tu pas mane. Žinok, nebenoriu susitikti. Nebenori, išgazdinau, ne? Tai ne tai, kad išgazdinai, bet taip. Daug ką prarandi, bet jei nenori, tai... Ne, aš matau, ką tu nori. Aš tą tai tikrai nenori. Tu sergi? Tu, Gerai, kad tu nesikeikiai. Visada norėjau už merginos ir galvojau, kad turėsi merginą, kuri su manim kalbėdama tikrai nesikeiks. Tai tu kol kas dar... Ne, tai aš tau kol kas bent jau esu ne mergina ir aš nebūsiu. A ne? O žinai, kas tu dabar man esi? Na? Tu dabar esi man pašnekovė, su kuria aš kalbu. Taip. Tiesioginiam Zipo eterį, girdint visai Lietuvai. Zip FM. Viskas padaryta.